Sveiki, hebrytė. Labai džiugu buvo pamatyti, kad jums patiko toksai vlogų formatas, parašėt daug pozityvių komentarų, tad ilgai nelaukiant, Ganzik Days 2. Nu, nefilmuoju. Sustojo va tokiai va gražiai vietai. Va tai va įmest motorą į mašiną ir viską pajungti. Praeitame epizode sakiau, kad mano F30 gavo biškį bumperį ir kaip matot, viskas jau sutvarkyta. Ir dar epizode apie F30 prirašėt man, kad biškį nesueina tarpai. Tai va kaip tik proga sustatyti tarpus į vietą. Bumperis namuose. Va. Koks gražutis. Nudažytas, gražus. Kažkaip taip išėjo, kad čia kitoks bumperis. Iš ten pat, iš Tuning.lt užsisakiau tokį pat M paketą. Ne M Luką, M paketą, M Sport. Bet jisai tikriausiai naujos generacijos, ką žinau, atsirado du nauji dalykai. Atsirado ant ženkliukų du taškeliai, kad tipo iš centro ženkliuką atsirado dar keli dalykai. Nebuvo pasirinkimo parktronikų skylių, tipo iškart su skėlėm buvo. Nu, kažkaip taip. BMW garažą. Kimbam prie darbų. Nu ir galite matyti, kodėl bumperį nuiminėjau. Liko iš bumperio išlūpti tik tai grotelės, numerus nuims, ženkliuką nulūpti. O čia mes turime ką? O turime nelabai gražų dalyką. Bumperio pastiprinimas įlinko į vidų, tai smūgis buvo ganėtinai stiprus. Bet kaipgi pasisekė, kad jisai buvo į apačią, tai iki radiatorių nedaėjo. Oi, ten visas delnas nedaėjo, ten gerai. O aš tai vietoj. Tai realiai net nežinau. Nelabai noriu pirkti naują šitą, nes jau vieną esu nupirkęs, o šitą kaip tik po avarijos iš Amerikos. Tai galvoju, kadangi čia nieko labai rimto nėra, daryti sketčių dalyką ir bandyti tiesinti. O buferį viso, išmetimą. Bandėm patiesinti šitą, kaip bandėm, pasižiūrėjom, kad čia labai kreiva. Tai karoči tiesiog išmečiau lauk. Taip netikėtai atsitiko, kad suradau daug tiesesnę garažą. Tai patiesinom, įdėjom ir gerai, daug geriau negu šitą kreivą kažką daryti. Aišku, būtų idealiai nupirkti iš vis naują, bet taip išeina, kad aš jau vieną pirkau, tai dar vieną pirkti. Rašyt komentaruose, kad biški tarpai blogi, tai vat pasiknysam, išstatėm, kaip man atrodo, kad daug geriau negu buvo. Nu toj, čia atidaryti kapoto nieko nesimato. Bet faktas, kad tarpai vapšiai neledovė, nes buferis iš Tuning.lt. Skubėjau viską padaryti, iškart nuvežiau tiesiai su dėžiu į dažymą, tai buferis nebuvo uždėtas ant automobilio, nepastovėjo ant saulutės, ten, nu, žinot, tą formą turi prisimti. Gerai, kad grotelės po to įvykio liko gyvos, tai įsimetam emkinės grotelės. Taipogi nusipirkau priešrūkus. Nenauji. Nu, bet bus priešrūkai. Įsimetėm naujos lemputės. Tai gal biški gražiau atrodės negu tos skylės. Liko surinkti posparnius ir prisukti priešrūkus. Sakiau, kad tik tai posparnius liko surinkti. Beveik 4 ryto. Surinkau posparnius ir pastačiau priešrūkus. Nežinau, kodėl taip ilgai trunka tokie darbai, bet karoči, nu, kažkaip taip. Čia gal garažė tiesiog laikas kitaip bėga. Klijuojam ženkliuką ir viso. Ir šiandienai bus F-kę vėl ant ratų, F-kę vėl graži. Большое мусорное ведро.
Vo, pataikiau. Kažkaip čia taip buferis neišlūštų. Šitas mašinas. Nu va. Lygtais nieko ir nebūtų. Tik tai kišenės tuščios liko. Ir piniginės skurdi. Ir vapšė. Renku pašalpą. Įpirkit BMW. Iš esmės kažkaip greitai viskas sutvarkė, tiesiog, va tokia nefaina situacija atsitiko, mane įtrenkė, biškį trenkė per kišenę, F-kai sutvarkyta, viskas super, važiuosim toliau. Prasidėjo sezonas ir laikas traukti savo projektus iš garažo. Visą žiemą laukiau tos dienos, kada galėsiu ištraukti Miatą ir kažkaip taip apsižioplinau, kad ištraukiau, atsivežiau į Vilnių ir pasižiūrėjau, kad pasibaigė techas. Miata jau namie. Atsitiko taip, kad reikia paruošti tech apžiūrai ir kažkodėl neveikia avarinis ir vienas posūkis neveikia. Neveikė. Va šitas posūkis neveikė, bet jau sutvarkytas posūkis. Tai karoči, kame yra prikolas? Prikolas yra tame, kad posūkiai veikia, o posūkiai ir avarinis čia yra viena sistema, kur yra viena relė, ir ten skirtingi mygtukai. Vienas mygtukas posūkių, tai aišku, ir vienas mygtukas būtent pačio avarinio. Tai karoči, yra nauja posūkių relė, kuri veikia aфиgenai. Yra mano mygtukas, kuris veikia, aš jį išardžiau, pažiūrėjau, jisai realiai veikia ir idėjus kitą metą jisai veikia. Yra taipogi ir dar vienas mygtukas, kuris irgi veikia, nes iš kitos metos išveikiančios išimtas. Ir bėda yra tame, kad jungus posūkius. Posūkiai veikia, jungus avarinį, neveikia avarinis. O jeigu jungus posūkį įjungia avarinį, neveikia nieko. Tai biškį apsiardžiau čia. Jeigu matot, kad būtų daugiau laidų matyt, galvojau surasiu gal kokį užsiaktyvavusi fiškę ar dar kažką, bet nieko nesuradau, tai dabar skambinsiu laidus, reikia surasti pliusus. Jeigu surasiu 2 pliusus, nežinosiu ką daryti. Jeigu surasiu tik tai 1 pliusą ant degimo, tai reiškia, tai aiškiai bus, kad pradingęs yra pliusas, kuris turi veikti be degimo ir kažką galvosiu. Čia jau vatėchui sudėjau silencerius, nežinau kiek padės. Čia bus zagluškės, čia skylės spoileriui. Atėjo sunkioji artilerija į pagalbą, atėjo tėvukas, suradom, kur trūksta pliuso. Kaip ir viską pajungiam čia taip biškį. Tai karoči, va, degimas išjungtas. Čik, čirik, čirik, čik, 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 все. Baika. Galima rinkti Miatą. Pusę metinę, pusę metų buvo ta problema, negalėjau surasti dėl ko, išaiškinta už pusvalandį su tėvuko prie mašinos. Laukia jau biškį su tema, bet vis dar tikiu, kad rytoj ryte galiu nuvaryti techą, todėl krapštausi vis dar su Miatkam. Salonas pilnai surinktas, viskas tvarkoj, sudegė šitie lediniai aliexpresiniai posūkiai. Ta prasme vienas sudegė, tad sudėjau originalius ir liko pasižiūrėti, pasitempt rankinį. Tai nuimu ratą, pasitempiu, Все, nesuradau kitų zagluškių. Tai karoči, čia varžtas. Iš kitos pusės gaikė. Žiūrėkit. Op. Nu, aišku, čia laikinas prikolas, nes po to bus spoileris. Čia tai tiesiog va taip pat. Sims solid. Atrodo, kad čia magnitai, magnitiniam spoileriui. Taip, blėt. O čia rimtai tema. Ant laikrodžio 7 ryto, nu, ten 6:05. Šildom Miatą ir bandom lėkti techą. Aš labai tikiuosi, kad aš praeisiu jį iš pirmo karto, bet yra labai didelė
Bet ta prasme, aš suprantu, kad tikriausiai nepraeisi, nes jaučiu, kad kažką suras pakaboj ir jaučiu, kad visgi per garsiai tas išmetimas. Bet tikiuosi, apart to viskas bus gerai, nes, gerai. Labai tikiuosi, kad išmetimas praeis, nes aš labai nenoriu dabar keisti viską į stoką, po to grįžinėti atgal. Tai tikiuosi, kad viskas pasiseks, bet jeigu ne, tai nieko, pasidarys. O su pakabo irgi pasakys, kas negerai ir tvarkysim. Svarbiausia, kad nekliudytų jiems mano dropas. Jeigu klius dropas, bus liūdnoka. Karoč, hebra. Techą nepraėjau, rankinės vienos pusės nelaikė ir lempa blogai švietė. Grįžau namo, sutvarkiau lempą, pareguliavau, pritraukiau biškį rankinį ten suportą Miatai. Ir žinot, kas atsitiko? Šitą priklynėjo man, kad šitas suportas. Važiuoju į regitrą, į tuvlytą ir jaučiu kaip smirda. Ausinės čia nekreipkite dėmesio, paskaita eina, klausausi. Tai karoč sustojau tokioj gražiai vietai. Ir kodėl priklynėjo? Ogi todėl, kad Mazda ilgai stovėjo ir traselis užrūdėjo ir pats savėje priklynė. Tai balėt, kaip man pasisekė, kad aš pasiėmiau savo terkšlūtį, galvutį ant 14, galvutį ant 10 ir tą jobaną šiscigraniką, kad patraukt tą suportą. Nes aš viską išardžiau, čia vietoj stvarkiau, biškį pravaikščiau. Blet, blogai, kad neturiu karoč vadeiškės. Bet tikiuosi, jisai kol kas dar neužklynis. Nuvažiuosiu į Techą, netrauks rankinę, tegul jie patys vieną kartą ištrauks. Ir tai renkam karoč mašiną atgal ir judam į Techą antrą kartą. Galit mane pasveikinti. Šį turiu. Žalias lapas. Miata vėl legalda. Lūpam lauk silenceris. Va šitas nantukas. Lūpam lauk. Liko užmest spoilerį. Užmest lypą. Ta padarysim tikriausiai šiandien vakare. Ir viso. Sezonas prasidėjo pas mane. O dabar pusę dienos praleidau. 7 buvau Teche, dabar pusę 2. Tai lėkiu papietaut ir į paskaitas. O po paskaitų lypas, spoileris ir jeigu bus toksai oras toliau, nes šiandien apie 27 laipsnių šilumos, vakare galima bus išlėkti ir savo ramiai prasivažiuoti po miestą. Kaip aš ilgai to laukiau, visą žiemą to laukiau. Silenceriai išlupti, laikas linksmintis. Laimės pilnas kelnius, karoč. Aš toks laimingas. Ir dar išėmiau silencerius. Atgal atgyja tas garsas. Ir dar karšta, dar saulutė. Kiek šiandien gera diena, nežinau. Nieko tikriausiai šios dienos nesugadinsiu. Praeis pusę valandos po Techo, lypas vietai, spoileris stovi, karoč, ten ir niuansų, bet blemba, žinokit, man patinka. Nežinau, ką jūs mastot, parašykit komentaruose, bet man patinka. Aš manau, kad čia bus bomba. Ir šį sezoną tikrai, blemba, kaip skaniai atrodo. Ai. Tęsiant kalbą apie Miatas, tai pagaliau pajudėjo darbas su ta kalusia 1.8 Miata. Šviečia saulė, atėjo šilti orai ir atėjo 1.8 motoras, nes velino taip ir neišėjo surast. Tai kimbam prie darbų. Štai Miata jau nuplauta. Reikia tik tai paruošti jai variklį. Varikliukas garaže pas mus guli. Dar neišpakuotas, štai stovi, toksai gražus. Prieš dėdant motorą reikia biškį paruošti, tai apsižiūrėjau, viskas kaip ir tvarkoj. Trūksta tik tai sensoriuko, crankshaft sensor ir, kiek suprantu, lambda aplaužyta. Tai crankshaft sensor pasiėmam iš seno motoro, turiu čia, prisiskam. Ir kaip ir motoras paruoštas. Čia pas mus senas sankaba. Tenai jau stovi nauja sankaba. Įsimečiau sankabą, laikas traukti dėžę. Ir dės dėžę. Čia pas mane sukrauti tą dėžutę guli. Reikia patraukti čia. O čia vat motorą. Prisuk dėžę.
pristumt mašiną, nes dar noriu prasivalyti viską po kapoto, nes kadangi, variklis jau čia, tai galima tvarkingiau surikti, išsiplauti viską, kad būtų gražu. Neturiu variklio krano, todėl naudoju keltuvą tokiu būdu. Taip pat išiminėjau variklį iš automobilio, taip pat dėsiu atgal, kol kas prikabinau, kad patogiau būtų dėžę užkabinti. Ir kaip matot, dėžę jau užkabinau. Viskas susukta. Belaukia tik tai... įmest motorą į mašiną ir viską pajungt. Realiai ten daug darbo, nes viską sujungt, kad pasikurtų, tai... Tai reikės padirbėti. Įkalusi Miatą dedam variklį, tai Roma nusipirko kalusi preliudą ir atvežė donorinį motorą prie jo. Kadangi nežinau kas kaip, tai nusprendžiau nei vėrinukų, nei nieko kol kas nenuiminėt. Tiesiog numesim diržą, nuimsim galvą su kolikais, su visko ir žiūrėsim. Kągi mes čia matome? Mes matome, kad tikrai kažkas pateko į cilindrą, nes vienas iš cilindrų yra sužeistas taip, kad tikriausiai jau nesutaisoma. Nes čia vyrint, lizdą dėt, čia nėra tolko taisyt. Vožtuvas biški išlūžęs. Cilindrė mes matome, kad patys tylai nepažeisti. Čia biški yra vienoje vietoje korozijos, bet honų tai nusijama, nes nėra giliai. Bet mes matome, kad vienas stumas tiesiog sugadintas taip, kad jau nieko nepadarys, reikia keisti. Ir šiaip stumai visi apdaužyti. Čia matome biški apdaužimų, šitam matome biški apdaužimų tame karštelė ir čia šiukšlių matome. Tai kažkas pateko į cilindrą, smarkiai išmalė vieną cylą. Visi kiti gavo biškį šiukšlių. Dabar šiaip pabandysiu prasukti šitą motorą. Jeigu su apačia viskas gerai, tai paliksiu kol kas taip kaip yra, nes aš nežinau, kas bus su kito motoru. Galimai reikės tiesiog vieną stumą iš čia išjungti tenai įdėt, arba reikės panaudoti šitą bloką ir iš tenai stumus išjungti ir čia įdėt. Tai... nematau kol kas tolko ardyti toliau, tiesiog prasuksiu, patikrinsiu. Šitą dalyką kol kas atidedam ir išiminėsim kitą motorą iš preliudo, taip pat atidarysim jį, pažiūrėsim kas ten ir jau tada spręsim. Yra vienas labai prikolinas bajeris su mano draugu Dominiku, kurį jūs jau pažįstat iš offroado video ir šiaip iš vlogo. Mes dažnai savaitgalius praleidžiam kartu. Ir taip išeina, kad nesvarbu, kur eitume, arba į biliardą, arba į bariuką, arba tiesiog pas kažką iš mūsų susirinkdavom pažaisti ten žaidimą ar dar kažką, niekada neapsieina be offroado. Arba prieš tai mes nuvažiuojame į offroadą, arba po to mes nuvažiuojame į offroadą. Ir tas offroadas tai arba vienas dalykas, kaip sako Dominikas, veiksmas, tai yra, kai kažkas užstrigo ir reikia važiuoti išgelbėti žmogų. Arba tiesiog mes sėdim ir random momente Dominikas toksai, suradau gražią vietą, arba suradau įdomią vietą, važiuojam. Ir visi, ir mes važiuojame į offroadą. Ir nesvarbu, kaip būtume apsirengę, važiuojame į offroadą. Was it drift? Ten gyvūnai. Priekinė, matai du. Va, matai? Padėjo. Ten, ne. Yes.
Negi nedrįstinsim daugiau. Atgal grįždami driftinsim. Ten tiesiog kalnas labai ilgas ir pakankamai statokas. Ir slidus. Aš išvažinėjau. Oi, oi. Čia ne šitas kalnas. Bet ir šitas jau visai nemažas. Pasakyčiau, kažkaip mes aukštai užkopėm. Blemba, reikia čia su F30 atvažiuoti. Šiaip nėra čia žiaurus kelias. Ir dabar be buferių reikia važiuoti. Jo. Ai, tu čia nori leistis. Ajomajo. Tik nepasirink. Ai, šitas gerai. Ne, Ajomajo, čia siena. Ai, tu nahu, Jo, bet rimtai, jo. dabar žiūriu, ant kameros netaip atrodo. Nu, aš todėl ir šikau, kai išėjau. Blet. Baisu. Kad nepavyko įsibėgėti. Pizda, man tai. Jausmas, kad tu apsiversi. Oi, nesitica. Gerai. Blet, biški. Bet tu tuos kartus tu taip lengvai užvažiavai. Svorio daugiau. Atgal važiuot baisiausia, aš tiesiog tiek video prisižiūrėjęs, kai nuo kalnų rieda džipai. Aš išlipsiu iš lauko filmuosiu. Ne, aš nebandysiu važiuoti, čia per šlapia. Nebandysiu. Du pabandymai padaryti. Nebandysiu važiuoti. Labai savo. Pabandom ten pravažiuoti, kur užsteigo. Kaip pačiam? Nebaisu, Domka? Baisu biški buvo, kai atgal slydau, nes žiemą buvo vieną kartą per ledą slydau, tai bet dar ilgesnis kelias ir tarp namų. Ir dingiuotas kelias buvo netiesus. Taigi, man atrodo, rodėmės jam tą vietą, ar ne? O mes nestriksim, nes čia šiaip nėra stulpų. Aš būsiu kaip stulpas. Čia tas subarikas strykas. Kur šviesa dingo? Tu tai išjungi. Kažkas. Ai, iš viršaus? Ne, Man irgi taip atrodo. Reikia įsibėgėti labiau. Bet lyja šiandien stipriai šiaip. No. Tai dėl to. Vat vakar užvažiavau. Jau vakar labai lengvai iš tikrųjų. Nes pirmą kartą tu ne tiek įsibėgėjai, tu beveik prie pat to kalno stovėjai ir tiesiog atsisukti. Tai ką, hebrytė, ačiū Jums už peržiūrą, dėkit laikus, rašykit komentarus, subscribinkit šitą kanalą. Šiaip ten vos biškutį lieka iki 2000 followerių ir aš labai laukiu ir tikiuosi, kuo greičiau surinkti tą skaičių. Ir ačiū Jums, kad Jūs mane žiūrit, stebėt, ačiū Jums už palaikymą. Iki sekančių epizodų.